Vienas, du, trys. Ar elektra bus pigi? Nelengvas klausimas, bet greičiausiai ne. Todėl, kad ne vienas, kuris ragina balsuoti už atominės elektrinės statybą, ne vienas politikas, ne vienas ekonomistas, kuris už atominę statybą nepasako ir negali pasakyti galutinės kainos, tai yra vartotojo kainos, kuri tik ji jam yra aktuali. Bene vienintelis teisingą kainą sako Rimantas Vaitkus, sakydamas, kad tai bus rinkos kaina. Na, žinot, ateities elektros rinkos kainą nuspėti tikrai nėra lengva, bet įvertinus tai, kad ką nutyli oponentai, tai yra tie, kurie pageidauja atominės statybos, nutyli faktą, kad labai sparčiai krenta saulės energijos kaina, labai plėtojama vėjo energetika, kuriami transeuropiniai energetiniai projektai. Taip kad teikti, čekuoliškai teikti apie tam tikrą kainą, nepasakant vartotoją dominančios galutinės kainos, paprasčiausiai tai prasilenkia su žurnalisto etika. Ar bus energetinė nepriklausomybė, sakykime, nuo Rusijos? Šiaip pasiklausius žinomo energetiko, akademiko Jurgio Vilemo, jis teisingai sako, kad šalis turinti energijos tiekimą iš įvairių sektorių, iš įvairių valstybių, iš tikrųjų yra pakankamai stipri ir saugi. Ir savoka energetinė nepriklausomybė yra labai diskutuotina. Galų gale, kaip vertint tokį faktą, kad šiandien Šveicarija iš dalies yra priklausoma, jos atominė energetika, kurios tiesa jie atsisakė, priklausoma nuo Rusijos urano. JAV atominė energetika, pusė jos priklauso nuo Rusijos atominio ginklo, kuris yra šiuo metu likviduojamas. Energetiškai priklausoma yra ta pati Vokietija, viena stipriausių ekonomikų Europoje ir pasaulyje. Tai čia, jeigu kalbėti apie dujas tiekiamas Vokietijai iš Rusijos, energetiškai labai stipriai priklausoma amžius priešpriešą turinčios valstybės Anglija, energetiškai priklausanti, arba bent jau kapitalo valdymo prasme priklausanti nuo Prancūzijos, ir tokių pavyzdžių yra daugybė. Daug optimalesnė nepriklausomybės savoka būtų, jei mes kaip mažiukas kraštas, o tam tikrai reikalingi mažesni finansai, bandytume priklausyti nuo gamtos teikiamos energijos, saulės, vėjo, šiek tiek hidroenergijos. Ar į Lietuvą ateis investicijos? Kažkuria prasme taip, jeigu būtų statoma atominė elektrinė per įmokėtos lėšas, aišku, tai suktųsi Lietuvos ekonomikoje, bet kai tokia investicija eina į vieną mažytį tašką, geografinį tašką Lietuvoje, ir kai tikrai nepalies plačiai ta prasme visų Lietuvos gyventojų, visi, kurie netrukus turės pasirinkti sprendimą ar pritarti tokio giganto
atsiradimui Lietuvoje, iš tikrųjų jie vargu ar pajus tokią naudą. Ar bus sukurtos darbo vietos? Taip, lokaliai toje vietoje bus sukurtos. Vėlgi, viename mažyčiame geografinėme taške. O ką daryti tiem rajono mažiem miestelėm, iš kurių bėga jaunimas, kuriem gyventi ten visiškai nėra prasmės, neįdomu, nėra jokios įdomios, prasmingos, pelningos veiklos, jų tai nepalies. Juk jeigu ten sukūriama kažkiek tai vietų statybininkam, tai nereiškia, kad tai yra didžiulis gerbūvis visai Lietuvai. Anaip tol. Ir beje, žinant Suomijos atominės, nesėkmingai statomos atominės elektrinės pavyzdį, anaip tol net ne Suomiai ten dirbo, buvo samdomi pietietiškų respublikų valstybių statybininkai. Jie statė, darydami broką, Suomijos atominės energetikos inspekcija stabdydavo visus tos darbus. Tai čia tos iliuzijos, kad 6000 darbo vietų, čia lietuviai tikrai nedaug gautų tų darbo vietų, o žinot, jeigu naudingumo kokį tai koeficientą paskaičiuot, kad po to liks 500 darbo vietų, kai jų tikrai masiškai reikia kiekvienam Lietuvos taške, tai tokia darbo vietų kūrimo perspektyva tikrai nežavinti. Ar atominės elektrinės yra patikimos? Na taip, matematikai pasakytų, kad imant kaip atskirą vieną objektą, tikimybė įvykti avarijai regis ir nedidelė. Bet jei paimtume ir suskaičiuotume visas avarijas, tuose virš 400 stovinčių, pastatytų ir veikiančių reaktorių pasaulyje, užtektų paimti vien didžiasias 3 avarijas: Three Mile Island Jungtinėse Amerikos valstijose, Černobylį Ukrainoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje, ir Fukušimoje Japonijoje, tai paaiškėtų, kad tikimybė įvykti avarijai, žinoma, yra žymiai didesnė, nei ten kalbama, kad 1 milijoninė dalis. Beje, reiktų patikslinti avarijos Fukušimoje pobūdį. Kalbama, kad tai žmogaus klaidų nebuvo, kad tai gamtos stichijos pasekmė, tai pagrindinė bėda, žinoma, gamtos stichija, bet reikia žinoti ir tokį faktą, kad žmogus buvo kaltas projektuodamas tą atominę elektrinę, buvo nukastas 100 metrų kalnas pakrantėje ir toje vietoje pastatyta elektrinė. Ir buvo visiškai ignoruojamas faktas, kad prieš 200 metų tuose vietose buvo didžiulis tsunamis. Taip kad žmogaus kaip inžinieriaus, kaip projektuotojo kaltė yra didelė. Tame tarpe ir atsarginiai rezerviniai generatoriai buvo sustatyti labai nežymiai virš vandenyno lygio, tai irgi yra žmogaus inžinieriaus projektuotojo kaltė. Beje, šiomis dienomis bus paskelbti visų Europos atominių elektrinių patikros rezultatai. Čia vertinamas jų saugumas, patikimumas po Fukušimos avarijos. Situacija yra katastrofiška, daugiau nei juokinga. Visuose reaktoriuose, virš 150 reaktorių, yra rasta trūkumų. Jiem pašalinti reikės virš 25 milijardų eurų. Tai galite įsivaizduoti, kad tiesa, jos 20-30 metų Vokietijoje truputį mažiau dirbusios, jos jau turi problemų. O neturim nei vienos dirbusios nei 50, nei 60 metų, apie ką svajoja čia Lietuvos didieji statytojai, kaip su tuo patikimumu. Nagrinėjant Fukušimos atominės elektrinės avarijos pasekmes,
aiškėja viena įdomi detalė ir labai svarbi turėtų būti Lietuvai, todėl kad Hitachi siūlomas projektas turi vieną ydą. Tai yra panaudoto kuro strypų aušinimo baseinas yra atominės elektrinės 4. aukšte, maždaug 30 metrų aukštyje nuo žemės ir, buitiškai pasakius, palubėja. Ir ta vieta yra bent jau teroristinės atakos prasme labai silpna vieta. Ir pastarosiamis dienomis praeitą savaitę vyko mokslinė konferencija ir šitoji silpnoji yda yra būtent apkalbėta. Ir beje, tą pačią bėdą turi, nes panašaus tipo reaktorių turi Jungtinės Amerikos valstijos, panašią bėdą turi ir JAV, turėdama 25 tokias atominės elektrinės. Taip kad galvot, kad čia mes statomės labai, ar siūloma statyti labai saugų objektą, tikrai neverta.